šiandien sveikinu su jumis iš Rusnės ir sugalvojau išsikelti tokį iššūkį pravažiuoti upę Nemuną tiek, kiek Lietuvoje yra jo ribos. Tikslas yra toks, kad stengtis kuo arčiau pravažiuoti Nemuną žvyrkeliais, miškiukais, asfaltais, taip pat aplankant piliakalnius, visokius objektus, jeigu bus įmanoma. O kodėl esu šiandien Rusnėj? Tai esu todėl, kad tai yra, galima sakyti, Nemuno pradžia, nes tai yra Atmatos delta, kur prasideda ir Nemunas, plaukia į marias. Aš nusprendžiau nuo čia pradėti, nes čia yra kaip ir artimiausias, man norimiausias taškas nuo marių. Esam šiandien kartu su Jurgita, sugalvojau tai padaryti per 3 dienas stovyklaujant, statant palapinę, kuriant laužą. Matysim, kaip seksis. Turėtų būti ir piliakalnių, lankytinų objektų, žvyrkelių, veiksmo, įdomių kadrų. Kol mėgaujamės dabar gražių vaizdų, nieko nelaukdamas keliu kojelę, kuriu motorą ir važiuojam. Štai taip atrodo mano pirmieji kilometrai naujos kelionės. Nors ir iš Rusnės išvažiuojam 3 valandą vakaro, dar liko laiko kažkiek įveikti pirmajai mano kelionės daliai. Išvažiuojam iš Rusnės, paliekam salą ir prasideda pirmieji kilometrai palei Nemuną. Dar ko nepaminėjau, kad Nemunas tęsiasi 353 km per Lietuvą, o mes važiuosim 452 ar 3 kažkas tokio, nes gaunasi ilgiau, todėl kad ne visada gaunasi palei pat Nemuną, tai bus visokių nusakymų kaip dabar. Ir bandysim per dieną įveikti 100 km, 150 bet dabar jau yra beveik 15:07, tai žiūrėsim, kaip čia gausi šiandien. Dabar važiuojam iki Rambino kalno, liko 10 km ir po kol kas tai bus įveikta 50 km pirmieji mūsų šiandieną. Stengsimės naktį nevažiuot, bet vakare dar tikrai laisvai galima važiuot. Žiūrėsim, kaip čia gaunas. Kol kas labai faina. Nesigirdėjau praeitą kartą, kai dabar filmavau, nes mikrofoną užmirštu pasijungti. Tai dar vis sunku pratintis prie įrangos, katra yra nauja man, tai čiut reikia laiko man pačiam suprasti. Nu ir ką, bus galima susitikti ant Rambino kalno tada. Irgi labai graži alėja.
Gerai, aplankėm Rambino kalną. Žiauriai faina vieta. Ir dabar Bitėnai, kitas tikslas. Šalia padešinė Nemunas. Yra jau 8 vakaro. Tai gal dar porą arba vieną dar aplankysim vietą ir šiandien jau statysim palapinę. Bet šiaip šiltas vakaras, faina. Kol kas dar ne... O Nemunas padešinė. Prošvaistas matosi. Oi, koks čia fainas kelias. O, wow. Žiauriai gražiai. Gerai, man čia rodo, kad galima tiesiai važiuoti, važiuosiu tiesiai. Nes noriu kuo arčiau važiuoti Nemuno. Šiandien Tekilų gal nesigaus, kiek planavau. Bet dabar dar čia porą kilų, tai apie 55 kol kas bus. Gamtos takas, čia visokie pažintiniai takai, wow. Eina savo, kokie pasakiukai. Labai fainas miškelis. Šiandien Tekilų nesigaus, todėl kad daug kilometrų, kol atsigavom iki Rusnės, tai buvo apie 188 kilometrai, vis tiek užtruko. Kol atvažiavau, kol pavalgėm, vis tiek. Tai ir kažkur pajudėjom apie 3 valandą. Na, o dabar yra jau po 8. Nu, dar vakaras, dar galima važiuoti. Bet jau pradės temti ir ieškosim vietos, kur stovyklaut. Bunkeris, šiaip labai graži vieta. Ir žmonės sako, nu, tai čia tą droną tau nukels, numuš. Mažosios Lietuvos paveikslų sodas, muziejus. Okay. Tai čia ir yra tie Bitėnai, ne? Nurodo čia, pasukim, pažiūrėkim, kas čia yra per... Aha. Per paveikslų sodas pasižiūrėkim. Aišku, neįsim gal į tą muziejų, nes jau po 8, bet... Tai tikriausiai, kad čia toliau kažkur tas muziejus po kairę, bet... Žiauriai faina vieta atrodo. Meno paliaras. O, kokie... Jankaus muziejus. Aha, geras. Gerai, jaučiu toliau pėdinam, nes reikia ieškoti vietos. Aš susivedu į navigaciją. Žiūrim, kur čia toliau mus nuves. O, žvyrkelis! Uuu, pagaliau! Kaip ilgai laukiau! Visą dieną laukiau žvyrkelio. Kai dviese važiuojam, tai reikia visą svorį spausti galą. Tai aš pasislempu maksimaliai į galą prie Jurgitos, kad mažiau mėtytų mocą ir tiesiog važiuoju. Dedu gazą ir varau. Priekį gali svaidyti, man svarbu, kad galo nesvaido. Važiuojame tokia apžvalgos aikštelė.
nes rodė man, kad važiuot link Vilkaviškio, kur visiškai nėra palei Nemuno. Tai tiesiog pasirinkau pagaliau. Vakaras atėjo, žvyrkelis atriedėjo. Pagaliau. Eina savo. Šiaip labai prisipūtęs padangas jaučiasi, kad slaida stipriau, bet nu šiandien pakentėsiu. Kas svarbiausia važiuojant tokiose vietose, tai yra greitis, nevažiuoti per lėtai, nes gali pagauti kokį prošvaistę ir tiesiog tave sumest. O čia po dešinę vandenukas šalia, afigienai. Maudykla. Mušam žemesnį bėgį į kalnes. Prisistabdom prieš mašinas. Pjaunam, gazuojam. Prispaudžiu mocą tarp kojų ir gazuoju. O, apžvalgos bokštas šitiek vienas. Buvo kažkoks tai nepažymėtas, netgi žemėlapiai, wow. Dviese yra sudėtingiau važiuoti, todėl reikia atsakingiau vairuoti. Bet viskas gerai. Su afrikėlė tai čia bomba važiuoti. O, iš karto geriau. Blemba atgaiva širdžiai iš karto. Viskas okei, keliais labai smagu, bet kai gaunu žvyrkelio, tai man yra kažkas tokio. Nu, jeigu mocas tam skirtas ir aš važiuoju ne tam skirtais keliais, tai irgi neįdomiai. Oho, kalipa. Haha! Kaip fainiai! O kol kas labai gražu, labai gerai sekasi. Aragonas tiesiog triuškina žvyrkelius. Tokia legenda. Pažiūrėkit, kiek dūmų dulkių iš galo. Damn. Tiesiog skrodžiam per žvyrą. Geriausia dalis yra ta, kad absoliučiai neįsivaizduojam, kur važiuojam. Ir dar net nežinom, kur statysim palapinę. Tai tas yra labai juokinga.
Toks jausmas, kad esam vieni šitoj vietoj. Ko nematėm kelias mašinas, katras stovyklavo. Bet čia toks retesnis pravažiuojamas maršrutas, katro mes šią dieną važiuojam. Koks saulėlydis. Epinis. Labai gražu. Bet reikia dar iki to apžvalgos bokšto dalėkt. Ir reikia susiras palapiniauti kur. Nu, procedūra mūsų sustojus, kai sustojam kažkur pailsėti arba į parduotuvę, tai aš visą laiką mocą atsistojęs tvirtai laikau, kad mano keleivė galėtų patogiai atsisėsti. Turi? Okay. Nu ką, varom žvyrkeliais. Spaudžiu tvirtai. Ir varom. Smakras į viršų, kad žiūrėt tiesiai, kur važiuoju. O ne, kas po kojom man. Žiūrėdamas po kojom, aš nematau, kas yra priešais. Ir žiūrint po kojom yra tokia taisyklė, kad labai lengva yra nusidrėpti. Žiūriu ten, kur noriu eiti, ten ir mocas eina kartu. Kaip vienas einam. Atsipalaidavęs vairo, sritį atpalaidavęs. Tiesiog gaziuką. Per labiau klampesnės vietas, daugiau gaziuko. Per mažiau klampesnės vietas galima biškį atsileisti, jeigu reikia. Pailsėt. Gerai, čia varysim toliau. Nesuksim į tą apžvalgos bokštą. O, kaip viskas dreba. Kaip juokingai kamera dreba. Gerai. Gerai, šitas įveiktas, važiuojam toliau. Nesaka mane į tą bokštą. Nes čia tas bokštelis labai juokingas. Važiuojam mes toliau. Jo. Gerai.
saulė leidžias, mes dar žiūrėsim, kur čia, googlinsim, kur čia spotą susirast. Mano telefone bėra 9%, kaip navigaciją naudoju, tai pabaiga irgi tikriausiai, kad teks telefonus susikeist, kad galėtumėm toliau žiūrėti, kur čia navigacija. Pasiekėm asfaltus ir tikriausiai, kad kitas kadras jau bus stovyklavietė, bet palauk. Bet pirma, posūkiukai. Neįsivaizduoju, kur mes čia. Čia man rodo į dešinę. O, vilkiškiai. Kaip tik reikia tenai. Oh my god, koks gražus kelias. O! Šiaip vieta labai graži, bet jeigu būtų tokia nuo kelio, tikrai stotumėm čia prie vandens. O, tai čia jau užimta. Wow. Žmonės pasigavo spotą. Tikrai gražus spotas. Net pavydžiu. Ten irgi nice. Gerai, važiavomės toliau. O aš nežinau, gal ir mes gaudomės šitą spotą palei vandenuką. Ar varom toliau? Ok. Nelabai. O, kokia panorama graži po dešinį. Ir miškas koks tankus, juodas, nieko nematyt per jį. Tiesiog klaidžiojam, ieškom vietų. Aš manau, kad kažkaip vis dėlto dasigausim iki Vilkiškio ir už Vilkiškio jau pradėsim ieškoti. Nes būtų jau gerai įsikurt stovyklavietę. Būtų nice. O, negaliu nefilmuoti čia tų posūkiukų. Aфиgenai. Vis žiūriu kiekvieną pravažiavimą, gal kažką įdomaus rasiu, bet kol kas nieko taip įdomaus, kad būtų galima pastovyklaut. Na, aišku, tu gali visur stovyklaut, bet kažkaip nesinori ten, kur dabar važiuojam, tokiuose vietose stovyklaut, pasakius. Bet čia matau, artėjom prie 3 tokių ežerų, gal čia žiūrėt, bandyti spotą, nežinau, matysim. Nes atrodo tai vaizdžiai, o žinai, kaip nuvažiuoji į vietą ir kaip atrodo iš tikrųjų. Gerai, mes ieškom stovyklavietės ir susitinkam, jums už sekundės, mums už ką žinau kiek čia laiko. Susitinkam stovyklavietėj.